taškus. Aš ketvirtą vedžiau. Vokiečių 101. Nereikia antras, ne? Antras, ai. Nu, gerai, eikit mėgot. You saw me lies just by the way you look. Talking your language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave by you, the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man. I'm just a man. No more thinking about you late night. No more running around with your friends now. They're picking the pieces of my soul about the floor. I said I would die for you, baby, but I can't take this pain no more. I thought I was willing, but tonight I saved my life when I showed you the door. I don't wanna lose you, baby, but I can't play this game no more. I thought it would kill me, but tonight I saved my life when I showed you the door. You never thought this day would talk me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave by you. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man. I'm just a man. No more thinking about you late night. No more running around with your friends now. They're picking the pieces of my soul about the floor. I said I would die for you, baby, but I can't take this pain no more. I thought I was willing, but tonight I saved my life when I showed you the door. I don't wanna lose you, baby, but I can't play this game no more. I thought it would kill me, but tonight I saved my life when I showed you the door. You never thought this day would ever come, but I looked you in the eyes and pulled the rug. You try to take away my sanity. Baby, that ain't for me. That ain't for me. No, no. We're thinking about you late night. No, we're running around with your friends now. You're picking the pieces of my soul about the floor. I said I would die for you, baby, but I can't take this pain no more. I thought I was willing, but tonight I saved my life when I showed you the door. I don't wanna lose you, baby, but I can't play this game no more. I thought it would kill me, but tonight I saved my life when I showed you the door. When I showed you the door. When I showed you the door. Tai pradės numeris 1, jūsų minutė. Labas rytas miestelis, nežiūrint į tai, kad daug kėdų pergalių, nenorėjau juodos kortos visai, norėjau raudonos, ją ir gavau ir tiesiog pradžiai buvo, kai prasidėjo naktis, toksai kaip ir liūdesys, iš pradžių buvo apėmęs ir galvoju, kaip čia dabar aš jausiuos, kaip čia žaisti reikės, reikia ant pirmo numerio gerai pakalbėti, bet paskui galvoju, gerai, pabūsiu su to liūdesiu, gal kažkas pasikeis, tada atėjo toks pyktis, nes galvoju, blemba, kodėl mes nesusižaidžiam, kodėl čia darom tokias klaidas. Po to pagalvojau, kad yra daug žaidėjų, kurie praeitą žaidimą irgi pralaimėjo raudoni, būdami ir pagalvojau, kad padarys išvadas teisingas ir yra didelis šansas, kad šitą žaidimą pagaliau laimėsim raudonį. Nes jau blogiau sužaisti negu praeitą žaidimą, neįmanoma. Blogiau yra, kai prie 9 išbalsuoja šerifą, sulaužo 0 šerifą, jo, bet aš pagalvojau, kad taip nebus daugiau ir jeigu mes nedarysim klaidų, jau pagaliau mes galim laimėti, nes tikrai daug kėdų pergalių, tas biški užknisa, norisi, kad bent paskutinį žaidimą išeitume su raudona pergaliu. Tai aš pakalbėsiu, viskas gerai, jūs galite manęs ir nelaikyti, man svarbu, kad kiti palaikyti. Kas? Numeris 2? Štato numeris 1. Mes su ponu Alenu gan senai jau žaidėm realiai nuo pat pradžių Kauno ir
vis tiek yra tų kažkokių pasąmoninių markerių bent jau, taip stengiamės nepirkti, bet vieni apie kitus kažkokių markerių turiu. Man atrodo, kad kai Alenas būna raudonas, aš jį randu, rasiu. Šiuo metu aš su juo žaidžiu 1-2, jeigu jis bus juodas, aš jį išrišiu pagal savo markerį. Šiuo metu aš kažkokių neturiu kabliukų, dėl ko jis galėtų būti juodas. Žaidžiu 1-2. Vienu dalyku, su ko jumis nesutinku, kad jūs sakot, kažkokia didelė tikimybė, kad šį kartą jau laimės. Aš su to nesutinku. Šiek tiek didesnė, čiučiut didesnė. Nėra čia, kad visi, kažkas atsivėrė, pradės kitaip žaisti, dėl to jau daug didesnė šansa. Kažkurie iš mūsų kažkokių išvadų pasidarė ir truputį tas procentas padėjo. Aš sakyčiau, kokiais 6% padidėjo. Gerai, 16, ne 6. Pats tai galvoju, ir jūsų laikas, numeris 9 gavo baudą, numeris 3 minutė. Vieną. Įtariu vieną. Sakėt, iš pradžių norėjot raudonos kortos, po to įsitraukęs supykot, ten nusivylėt ir tik tais po to sakėt, tai jeigu aš noriu įsitraukti, tai mano pirma mintis išsitraukus, kad aš džiaugiuosi ją ištraukęs, o ne kad ten nusivyliau, kad ar ten po to kaip man čia reikia žaisti, supykau ir panašiai ir taip ir toliau. Tai nėra, man atrodo, jūsų mąstymo eiga kaip raudono žaidėjo. Gerai, aš irgi šerifas. Po to jūs sakot, kad raudoni žaidėjai gali padaryti kažkokių kažką nuspręsti pagal praeitą žaidimą, ko nekartoti. Negali nieko jie nuspręsti pagal praeitą žaidimą, nes visą žaidimą turėjo vienas žaidėjas, tai jisai nebent gali kažką padaryti. Su visą pagarbą vienas žaidėjas praeitą žaidimą pralaimėjo, ne visi raudoni žaidėjai. Antras žaidėjo kalbai visur buvo tiesiog. Aš nemanau, kad turiu pakankamai kompetencijos jūs vertinti, nes mano mintis turbūt labiau kardinaliai nesutapti negali. Tai nežaisiu kol kas ir su jumis, juolab, kad jūs ir jūsų laikas, numeris 4. Labas, miestelį. Mano irgi pirma mintis buvo, kad aš nežaisiu su žaidėju numeris 1, bet ne tai, ką jums Kipo ten sakė dėl tos raudonos kortos ir taip toliau, bet man toks taip biškai kaip dežavu, kad kažkada, kai jūs sėdėjote, kalbėjote ir apie tos pamokymus, kai paskutiniai žaidimai, neturim ką pasakyti, tai labai daug argumentuojate ir duoda tų, vadinkim, patarimų prieš buvusiems žaidėjams. Tų žodžių neįtikino šioje vietoje man ir nei emocija, nei pati kalba neįtikino, tai kol kas nežaisiu su jumis. Du žaidėjas, jūs kažkaip tai kalbėjote, tempėte irgi bandėte kaip ir analizuoti, kaip ir pasakyti kažką apie pirmą, bet man nesulipo ir jūs taip dar turėjote minčių, bet baigėsi jūsų laikas, ir tokia visiškai neišvysta jūsų kalba. Jūs žaidžiate su 1-2 viskas sakė, bet aš irgi nežaisiu su jumis. Trečias žaidėjas žaidžia tik tais, man atrodo, tik su savimi, jeigu gerai girdėjau, arba praleidau šitą laiką. Man žinot, kas patiko pastabos dėl pirmo, bet jūs labai akcentavote, kad įsitraukiau kortą raudoną, bet nuliūdau, supykau šitoje vietoje, o ne tik negirdėjau, dėl ko jūs nežaidžiate su antru. Aš žaidžiu 3-4, šitoje vietoje pirmas, antras įtarinėja, bet pirmą labiau. Ir jūsų laikas, numeris 5. Žaidžiu 3-4-5. Dabar pasakysiu, kas man patiko pirmo kalboje. Man patiko tai, kad jo kritika raudoniesiems ir aš iš tikrųjų prisimu tą kritiką savo. Iš tikrųjų, kai ištrakėjau praeitam žaidimą raudoną kortą, tai atsipalaidau ir aš plaukiau pasroviui, už ką sulaukiau teisingos kritikos, kad aš nerandu savo juodų, kad ten balsuoti siūlau prieš vienus, įtarinėjau kitus. Aš tikrai sugrybavau labai stipriai. Tai čia tokia pamoka man ir visiems kitiems, kad jeigu tu ištraukai raudoną kortą, tai nereiškia, kad turi sėdėti atsipalaidavęs ir tikėtis, kad čia savaime viskas gausis. Jeigu antras tikiai mano, kad aš 5 yra tikrintinas, tegul 5 pasitikrina, aš tikrai nieko prieš nesėdžiu. Ne, viskas gerai? Aš netaip supratau, čia jūsų gestikuliacija. 5 juodas, jo? Tai 5 reiškia pasitikrina ir tada šnekėsimės toliau, tada kitam rate. Antras juodesnis už pirmą, už tai, kai jis pirmam davė labai aiškiai raudoną spalvą, sakė besąlygiškai juo ten tiki ir visą kitą. O pirmo emocija iš tikrųjų transliacija buvo tokia. Ir tarp kitko, jis sakė, tikimybė didesnė, kad reiškia laimės raudoniai. Net aš neišgirdau tikimybės, jis labai norėtų, kad raudoniai laimėtų, nes jį blemba, kaip iš viso, kad nelaimėtų raudoniai. Kas? Numeris 6. Man nesakė tai besąlygiškai. Aš prisimu tą kritiką, man dėl to Kipo raudonas. Ir man, pavyzdžiui, Kipo nusivylimas, kad vienas žaidėjas pralaimėto žaidimą, kai sakau, kad jis yra okei, atrodė labiau nuoširdesnis negu Alino. Ir man Alino kalba pirminė praeitą Tomo kalbų, kur Tomas irgi galvoja, kaip čia ką reikės naktį pasakyti, jis buvo juodas. Alinas pasakė labai panašiai, kad čia galvojau apie vieną, galvojau apie kitą, kaip čia man, tipo, kad sako, man nesvarbu, kad 7 man netikės, svarbu, kad kiti patikėtų. Tai aš pažaisiu 3-4, turėjau savo kitų minčių apie vienas, nebuvo, kad plaukia pagal trečią, tai aš pažaisiu 3-4-6. Labai stipriai prieš 2 nežaisiu, nes 2 sakė gali išeštamti pirmą ir 5 sako, kad antras besąlygiškai prisima pirmą spalvą, kuris neprisima. Dėl to 1-5 man tarpini, tai pagal žaidžiu su 7, kadangi 7 parodė irgi, kad 3 raudonas, parodė pirmas yra neraudonas, tai bent jau iš tos pozicijos kol kas galiu, manau, su 7 pažaisti. Ir va tiek, kol kas ilganiausiai 3 man pakalbėjo ir aš manau, kad davė labai puikiai kritiką Alinui, ką aš pasimu galvoju.
Numeris 7. Įdomus reikalas, Alinai, nevyko, aš pirmas parodžiau, kad jūs juodas. Ir jūs sakot, jums svarbu, kad kiti patikėtų, bet akivaizdu, kad dauguma bent jau netiki jumis. Tai arba jūs esat raudonas žaidėjas ir 3, 4, 5, 6 čia visi prižaidžia, arba jūs iš tikrųjų esat juodas žaidėjas ir jeigu čia ir yra juodas žaidėjas, jis bijo prieš jūs su jumis kartu žaisti. Aš pagalvojau, kodėl jūs esate juodas. Aš pasakysiu savo nuomonę, kodėl aš pagalvojau, nei vienas nepastebėjo. Jisai beveik visą savo minutę pakalbėjo apie juodą kortą, bent jau kiek aš girdėjau, juodas. Tai labiau yra kaip tiesiog pasąmoningai žaidėjų tas veikia. Aš sužaisiu 3, 4, 6, 7 šitoj komandai. 5 kažkodėl labai išsimušėte iš vėžių, labai jaudinotės. 2 jau stoja vos ne į balansą su jumis, nes 2 sako, kad jūs esate juodas žaidėjas. Netikrint, pagal 2 žaidėją reikia jūs tiesiog abudu širdies išbalsuoti, ar ne, arba bent jau papildyti. Todėl galvoju, kas ponas yra žiūrės. Nu tai va, gali 1-9 kartų būti juodai. Alinai, kodėl jūs negalvojate, kad aš galiu būti raudonas žaidėjas, ar ne? Jūs tada juodas esate, jeigu jūs net... Užtempimas kalbos bus bauda kita, numeris 8. Taip, ieškant, pagal taisyklės reikia ieškoti raudonų žaidėjų prie stalo, aš labiausiai raudonai šiuo metu randu 3, 4, 6, jos tikrai imu į komandą, šiek tiek dviejojo dėl likusių. Pirmiausia, irgi pagal kitas taisyklės, 1, 2, 3 turi užduoti toną žaidimui ir užduoti gerą toną. Žaidėjas pirmas kalbėjo pirmiausia apie neigiamus dalykus, apie liūdesį, apie ten pyktį ir taip toliau, mano nuomonė tai yra negerai. Žaidėjas numeris 2 iš viso tragiška kalba, naktinių minčių lygiai 0, privedimo prie mafijos lygiai 0, per silpna. Jeigu aš būčiau raudonas žaidėjas, nežiūriu ką rodyti, jeigu aš būčiau raudonas žaidėjas, aš tenkčiausi apsiraudonyti, nors kažkaip pas jūs pastangų apsiraudonyti nebuvo. Tai mano akise, čia yra labai blogai. Aš prie 1 ir 2 maksimaliai stengčiausi apsiraudonyti. Tai jūs miestui visiškai nepadedat, nei 1, nei 2. 3 labai viską teisingai sušnekėjo, 4 irgi man patiko, kad kitos buvo mintis negu pas 3, o 5 mėtėsi, 5 pasidavė provokacijom, 5 nebuvo pakankamai stipriai, 6 kalbėjo teisingai, nesvarbu, nepaisant to, kad 7 ima šitų žmonės į komandą, bet 7 savo per daug skyrė dėmesio pirmam, neteisingai. Laikas. Numeris 9. Chrestomatinis atvejis, kaip prieš raudonų žaidėjus pradeda atakuoti juodi žaidėjai. Žaidėjai 6 ir 7 sako, kad 3, 4 malačiai ir jie yra labai raudoni, 5 nepasiema, bet prie to pačio ir 2 nepasiema, kuris parodo, kad 5 yra juodas. Ir jūs sakėt, 2 ne raudonas, bet per savo kalbą jūs nepradėjot žaisti su 2 tipo, jeigu 2 maldės, ir 5 labai tartinas, 2 iš karto turi pasimti komandą, sakot, nu tipo jisai labiau raudonas prieš 5, bet nebuvo taip, kad jūs sakot 3, 4 raudoni, jums 2 dar turi būti raudonesnis, ir 5 dažniausiai. 7 paima jį tiesiog pasistiprina, sako 3, 4 maladėt, prieš 2 vis tiek nieko apie 2 nesako. Nu tai gerai, 5 tartinas, tai 2, 2, 3, 4, 6 tada jūs komanda, kodėl 2 išeina. 8 gali būti labiau tipo raudonas, už tai, kad uždė su 1, jisai juodas. Čia iš viso kosmiškas argumentas. 2 pasakė, jisai galvoja, kad 1 raudonas pagal savo kažkokius mini argumentus. Dėl to 2 gali būti raudonas. Patikrinau 7, manau, net geriau 7. Numeris 10. Žinote. Įstatau žaidėją numeris 7. Aš šiek tiek įtariu 2. Dabar žiūrėkit. Todėl aš šiek tiek įtariu 2. Visų pirma dėl to, kad jums visiems nepatiko, ką pakalbėjo apie 1, bet žaidėjas numeris 2 galėtų būti juodas ir dėl to pasiema 1. Suprantat, ką turiu omeny? Gerai. Ir aš manau, kad žaidėjas numeris 2 žino, kad 1 yra juodas arba raudonas ir dėl to su juo nepažaidė ir išsiskiria nuomonės iš visų likusių. Suprantat, dėl to. Aš galvoju, kad jie galėtų būti, 1, 2 galėtų būti kartu ranku. Bet aš manau, kad tarp 5, 6 kažkuris 1 iš jų yra juodas. Ir aš manau, dėl to, kad jie išsiskiria nuomonės. Ir aš manau, kad 6 turėtų būti daugiau raudonas už tai, kad jisai čia žiūri, kaip pasėdžiu ir taip toliau. Ir rodo 9. 10 sekundžių. Ačiū, pas. Pakalbėjus su žaidėjais, statyta balsavimą nieko neberodė, kad duos baudas. Jei statyta balsavimą 1 iš 7, tokia tvarka balsavimas, pasiruošėm. Kas balsuoja prieš 1? Ačiū. Kas prieš 7? Ačiū. Numeris 1, 30 sekundžių. Mano patikrinimas geras todėl, kad kai aš būsiu raudonas, 7 nustos prieš mane žaisti ir turės susirasti juodus kitur. 10 niekas netikrina, kas patikrins 10, aš tiesiog balsuosiu prieš tą šerifą. Aš patikrins 1, aš taip pat padarysiu. Gerai, tikrinuosi aš, tik tai aš, manęs nešaus, praeitą naktį manęs nešovė. Tikrinasi tik tai 1, aš tiesiog prabalsuosiu prieš tą šerifą, kuris nepatikrins mane šitam žaidime. Todėl, kad 6-7 pas juos mafų yra 2-5, čia yra 1 mafas, o tenai pas juos irgi turi būti 2. Ir pažiūrėsim, ką dabar 7 pasakys. Nes pas jūs mafų užtandė. Kas?
numeris 7. O kodėl 10 negali pasitikrinti, kur 10, 5, 6 pasakė, kad čia tarp jų yra vienas juodas, 2, 5 yra juodas žaidėjas, jeigu sutarėt labai antrą žaidėją, tai čia 5 turėtų būti raudoniausias žaidėjas. 8 žaidėjo, kodėl mane įsimetėt visiškai jokių argumentų, pasakėt, kad aš daugiau kalbėjau apie pirmą, bet jeigu jūs galvojate, kad aš esu juodas žaidėjas, pasakykit, skirkit man tą visą savo minutę, kodėl aš juodas žaidėjas, jūs likus 5 sekundėm visiškai man skiriat, nors mano komandai sužaidėt. Todėl 8-9 tikrai tarpiniai žaidėjai, 8-9-10, galbūt čia visi yra juodi žaidėjai, galbūt jūs esate raudonas žaidėjas. Aš nežinau, kas yra. Ir jūsų laikas, nieko neberodom. Pakartotinis balsavimas tarp 1 ir 7, tokia tvarka. Kas balsuoja prieš 1? Ačiū. Numeris 1, turite minutės sveikinimą. Gerai, aš ne šerifas, dabar taip. 7 juodas, 10 juoda. 7, 10, 2 yra juodi žaidėjai. Dabar ką reikia patikrinti? Patikrinkit... Ne, palaukit. Aš vadu 7-10 yra mafai, tiesiog. 7 gaunasi mafas, todėl kad pastiprino 6, kuris suklydo. Taip, 2 juodas, 10 juoda. 2-10 yra juodi. Tiesiog, 2-10 yra juodi. Pasitikrinkit 7 patikrinimas geras, bet aš įstikinęs, kad 2-7-10 yra juoda komanda. Tikrinasi 7, tik tai 7. Jeigu 7 raudonas, 9 vis tiek raudonas. Gali būti 3 juodas. 7 patikimas būtinai. Aš raudonas išeinu, šerifas tikrina tik tai 7 žaidėją. Šerifas tikrina tik 7 žaidėją. Šerifas prieš naktį atsiskleidžia. Jo, šerifas prieš naktį pasako, aš šerifas. Prieš naktį surėkia, aš šerifas. Kai pasakysiu ačiū pas, tada pas šerifas surėks. Ir jisai turės pasakyti naktis, mafai nespės šaudyti. Ačiū pas. Aš šerifas! Gerai, palauk, aš čia nieko nespėjau. Neduok jau tos nakties, mafija ką. Gerai, viskas ok. Miestas giliai miega, nemiega mafija, pasiruošia. Mafija miega. Skaičiuoju. Numeris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juodas zonas ieško šerifo. Jonas Galas sakė rašinėlį. Juodas šerifas ieško mafijos. Galas sakė užmiega. Visi miega, nemiega nušautas žaidėjas numeris 4, turi geriausiam spėjimui. 2-7-10. Priimta, segunda. Žiauru. Aš ne šerifas. Gerai, 7 patikrintas juodas, aš šerifas. 7 patikrintas juodas. Aš žiūrėk, aš šitom jūsų strategijom nežinau. Pirmą įtarinėjau ir paskui jūs paprašėte patikrinti 7. Gerai, sušuko daugiau negu 2 žaidėjai šerifas. 7, aš ir dar kažkas, tai man atrodo, buvo šitam fone garsas. Tai gerai, įsivesiu 2-7, negi jums sunku žaidimą žaisti. 2-7, 2 juodi mafai. Įtarinėjate 10, tai pasikelkite dabar tuos žaidėjus. Kas yra 10? Kodėl 10? Šiaip tai į 10 ėjo ataka iš 7, iš 8, iš 9 ėjo. Šitoje vietoje atako galimai galėjo būti. Aš su jumis jau nebekalbu, vedžiau žaidimą, gavau šerifą, sakau, pažaisiu. Ne, Nieko aš neatsiskleidinėjau, aš ne ta žaidėja, kuri čia mirksės pusėj stalo. Ne. Gerai. 7 juodas, 2 juodas. Taip, 7 patikrintas juodas. Kas papildom žaidėją numeris 3, žaidėjas numeris 3, jūsų minutė. Eisim rūkyt numeris 7. Atrodo, jeigu jūs patikrintas juodas, viskas gerai. Šiaip tai labai atsiprašau numeris 1, numeris 4, bet tikrai nežinau, ką šaudyt. Širdžiai nežinau, ką šaudyt. Galvojau ten be nesusišaudymų, tai tikrai pralošim. O tai dabar dar ir labai neblogas šansas, man atrodo. Man atrodo, visai čia viskas gerai bus. Aš pasakysiu, ką nušaut šiandien, Kodėl šauju 4, nes kalkuliatorius, tai ieškojau, kas čia galėtų būti šerifas, keletą žmonių įtariau, kas gali būti šerifas, bet 4 buvo raudoniausia iš jų, tai dėl to ją ir užsakiau. Bet kai pradėjo nervuotis, tai tikrai galvoju, gerai čia užsakiau, greičiausiai bus šerifas.
viskas gerai. Tikrai nereikėjo šiaip logiškai nei pirmo išmetinėti, nes praeitą, kad buvo pirmas, nei ketvirto nesivedė, bet nu, tai tiesiog tikrai nežinau, ką šaudyti. Kažkaip tas mano Donas atrodo, kad kažką netaip užsakė. Arba iš vis neužsakė. Ir jūsų laikas, numeris 3. Nu, tai pagal tos gestus 5 turėtų būti raudonesnis, nes ten labai jie pešėsi ant 0. Ir kadangi 7 sustiprino 6, galbūt 6 netoks juodas. Jūs galvoju, kad 6 labai juodas, aš nemanau, kad 6-7 galėtų. Nu, tipo labai akivaizdžiai čia. Nu, aišku, prieš tai ten 1-5-6, kas ten žaidė irgi labai akivaizdžiai. Ir, blemba, galvoju, 7 labai ir stipriai rodė, kad 10 juoda, tai jeigu yra įmanomas variantas, kad jūs labai katalinat 7 patikrinimą, jis tipo galvoja, kad bus patikrintas ir dėl to rodo savo mafą kaip mafą, kad po to, jeigu ką, jų nesurištų vieną komandą. O pirmo patikrinimo pasakiau, dėl ko negali būti, nes jisai pasakė, kad jis yra šerifas, tai lygiai dėl to 4 neturėjo 7 tikrinti, nes jis irgi pasakė, kad jis yra šerifas, tai vas tokiu patikrinimus atsiverinėja, būtų patikrinimas kažkur į šoną, tada jis neatsiverinėtų, kai pirmas pasakė, kad jis yra šerifas, tai jo patikrinti negalima, nes jis po to atsiverinės kaip Donas, jeigu bus raudonas. O raudonas žaidėjas nesakys. Numeris 5. Visada žaidėjo 2. Bandau dabar dėliotis, kas raudonesni iš tų likusiųjų. Man raudoniausiai iš likusių yra 8 ir 9. Nu, dėl mano raudonumo turbūt nekylo klausimų, nes jau mane Antas užsakė sekančiai nakčiai, tai čia turbūt klausimų nekylo. Dabar dėl 10. Trečias sako, kad jie tokiu būdu daro rasbėgą. Bet man šiuo atveju atrodo ne, man atrodo 10 raudonesnis iš tikrųjų. Tai atmetimo principų man tada lieka juodieji 6 ir 3. Tai va, bet ar aš turiu kokį argumentą pagrįsti tam, aš nežinau. Nu, aš dėlioju tiesiog, kas galėtų būti šalia 7 ir 2, kas trečias matas. Ir aš nemanau, kad 8, nes jis tikrai labai analizavo ant 0. Nemanau, kad jūs, nes, nu, sakykim taip, man vėlgi ta neverbalika, man jūs sufleruoja, kad labiau raudonas. Ir 10 lygiai taip pat, man labiau dėl neverbalikos. 3 už tai, kad bando užvesti dabar ant 10 kelią, man jis atrodo juodesnis. 6 dar kalbėjęs. Nu, ir jūsų laikas, numeris 6. Tai kažkas, jeigu aš norėsiu žaisti prieš 3, jau geriau mane įsiveskit, nes jis hipo neims baudos per Aleno kalbą, sakydamas, aš netikėsiu šerifų, taip Alenas sako, netikėsiu šerifų, kuris manęs nepatikrins, ir jis pasiima baudos, sako, aš irgi netikėsiu, kas dar patikrins, nu ten tokia beprasmiška bauda. Kitas dalykas, 10, kad yra juoda, 7 ir 1 abudu parodė dar prieš sulaužimą. Ir man kas buvo įtartina, 7 atrodo, kad 10 tipo yra juoda. Okei, nu, tipo galvoju gerai, pradžiai mes užimti pačių komandai. Bet 1 ten sako, kad tikrinam tipo ten 7, tikrinam ten 1 ir 10 jam yra juoda. O 1, 7, nu, suprantam skirtingose komandose, jiem abiem buvo 10 točnai juoda. Vadinasi, kad 10 galbūt labiau raudona turi būti. Aš už 3 pastogosiu, geriau mane viskas, bet 3 liks ta prasme čia, jūs labiau raudonas. Kitas dalykas, 8, 7 įsimetė, bet man pradžioje argumentai rodė validus. Dėl to aš rinkčiau tarp 8 ir 9. Ir kitas dalykas, ką norėjau pasakyti, 10 sekundžių. 1, 7. Ai, aš prašiau, sakau, 7 patikrinti dėl raudonumo. Tai vis tiek mafą neduosim raudonumo savo patikrinti. Ir Nes jūsų aš tikėjau. laikas, numeris 7. O Tomai, tu nematei. Tu įrodė, buvai ten paėmęs tą pirštuką ir šitą rodį. Šiaip tai aš buvau tokia Donas, akivaizdžiai rodžiau man. Šiaip tai užknisu, lemba, 3 juodą kartą padavė, tai negražu buvo. O ką man reikėjo daryti? Aš žinau, kad mane nueis Donas patikrins, tai aš ir bandau, kad Daninu 4 šerifas. Patikrint mane, tai čia buvo tiesiog pergalių juodiem. Nesvarbu, kad 2 juodi čia dabar rasti. Čia patikrint mane, tai tiesiog pergalių juodiem buvo visiškai garantuota. Išsimeskit, nu protingai turėtumėt sužaisti, išsimeskit kažkurį vieną juodą žaidėją, 2 akivaizdžiai ir paskui tiesiog pasipylins, arba prie 6 papylinsi 3 kažkurios juodos žaidėjus. Aš gal mane, o gal dar vieną pažaisi mane? Pasiduokit ir tada pažaisim. Aš metu juokauju, ne? Tai tu pats matai babas, kad mes tikrai laimėsim. Gerai, numeris, čia jau štai, arba pasiduokit, arba bairį baigėsi, numeris 8. Jo, tai 2-7 nupaliu, aš manau, nereikia. Statau 7. Žodžiu, 2-7 nupaliu, pradžiai išmetam 2. Aš 7 šerifo versiją visiškai netikiu, nelogiška visiškai atrodo.
Nežinau, ar čia buvo gudri taktika sušukti 4 prieš naktį, kiek aš girdėjau, šuko 4 ir 7. Prieš 7 aš turėjau šiaip kitų argumentų. 7, prieš 7 aš turėjau dar kitų argumentų. Bauda. Tai va, aš turiu nusimatęs, kas man yra raudoniausias žaidėjai prie stalo. Manau, kad viskas baigsis čia Ugadaika, tai išduoti, kas yra raudoniausias, manau, yra nelogiška. Rodėjams siūlau kuo daugiau klausytis, kad galėtumėte Ugadaiką priimti teisingą sprendimą. Nes, tikrai tos, kurie raudoniausiai išmes, liks tas vienas ar viena pasislėpęs mafas ir čia viskas. Tai tiesiog visi atidžiai klausykit, dabar ką 2 su 7 sako, šis negalima klausyti. Atidžiai klausykit, kas ir jūsų laikas. Numeris 9. Šitau 6. Aš jums pasiūlyčiau dar statyti kokį 3, tarkim, jūs statytumėte 10. Tipo, bandom šaut, kas 3 mafas. Ir pataikysim, tai laimėsim, nepataikysim. Ne, tipo, ilgai čia dabar viską, kol pabaigsim, įsimėsim, tipo, aišku, kad bus Ugadaika. Tai kitaip ir galėtume. Ugadaiko papilą turėsim, 2 galėsim išmėgti. Galėsim, bet, tipo, galėtume dar vieną pradėti greitai, vat, ne, be sulaužimų viską, žinai, kaip tipo, čia. Norite? Aš galvojau, kad 6 gali būti su 7, aš galvoju, kad 8 labiau bus raudonas dėl to, kad jisai sužaidė su 6, bet nepasiėmė 7, čia būtų labai stipri klaida kaip raudonam, bijotų taip sužaisti neatsakingai, už tai 8 buvo raudonas, 10 pratekavo, 7 pratekavo 10 raudoną, man 6 tartimiausias 3-6. Žodžiu, nežinau, aš tai norėčiau žaisti kitą žaidimą. Statau žaidėją numeris 3. Jūs statykit mane, visi prabalsuokit į kažkokius sutartinus žaidėjus, kitus, ne 2, 7 ir vienu žodžiu gal pataikysim ir galėsim į kitą žaidimą žaisti. Ne? Labai tinka, netinka, tai man tinka jūsų šitas pasiūlymas, aš norėčiau žaisti dar vieną žaidimą. O kas yra 3 juodas, aš nežinau, esmė tokia, kad nežinau, aš šiaip įtariu 5 labai blogai taip skamba, bet dėl to, kad visų pirma, kad jūs sakot, kad aš raudona, už ką aš esu raudona. 6 bent jau išvardino, kodėl tarkim, jam aš esu raudona, jūs pasakėt, kad aš jums esu daugiau raudona, dėl to jūs įtarėt 3, dėl to aš jūs įtariu. Ir dar sako tokį, kad 2 susakė, tai žodžiu, ačiū pats. Numeris 2. Kol aš nekalbėjau, aš nekalbėjau. Bet pakalbės, gerai kalbam, viskas gerai. Išstatau numeris 10. Gerai. Įstatyta balsavimai 2, 7, 6, 3, tokia tvarka balsavimas 2, 7, 6, 3. Pasirašėm. Kas balsuoja prieš 2? Ačiū. Gerai, numeris 2. Aš pavarysiu raštučio manevrą. Mafija šaukit tarp raudoniausių, tarp 9 ir 3, bet kuris čia raudonesnis. Aš tai žinokit galvoju, garsiai galvoju, aš to pasakysiu tikrai, pasakykit, tai liks 5 ar 10 sekundžių. Galvoju raudonų palikt iki pat galo, tai jie tikrai užparanojins, ten 3, 5 paliksim iki galo. Ir tikrai užparanojins ir gale Ugadaiko vieną iš jų statys į Ugadaiką. Aš tokiam pamastymą turiu. Yra kas nori važiuoti anksčiau nuo stalo, aš duodu šansą pirmą ir paskutinį greit. Jūs? Ne, jūs paliksit, tikrai. Žinai, žiūrėkit, aš pagal save. Ne, šausim. Ne, palauk. Ne, žiūrėkit. Rimtai, dabar nejuokauju savo judėm, šaunam 3. Tikrai nejuokauju. Šaunam 3. 10 sekundžių. Kitus jūs po to jūs kitą užsakysit, aš šį kartą sakau 3. Tikrai šaunam 3. Ačiū pas. Švartuojam numeris 2, palieka stalą. Tiesas miega, mafija nemiega, pasirašė žalę, skaičiuoju. Numeris 1, 2, 3. Gerai, numeris 3 nušautas. Ne. Tai pakeltum. Numeris 3 atsibundat jūsų minutę. Aš nesuprantu, čia mes skubam pabaigti, kad mane nušauna, nei patikrinimo nereikia, nes vis tokie antri, tai ten šneka 6 minutės ir nebaigia tos kalbos, sako, greičiau pabaigia. Gerai, sveskit 7 ir po to mano galva 6 turi pasirinkti, su kom pasibaigti. Nežinau, kodėl mane nušovė, nesirinkit paprasčiausio varianto, gali būti 9 mafas.
Man atrodo, kad 6-9 logiškiausia būtų. Antras labai stipriai prieš 5 sužaidė, gal ta mano asumcija, kad 10 nėra raudona, gal dėl to mane ir nušovė, gal 10 ir yra raudona. Bet tas pasakymas 10 paskutinės kalbos, tai čia lygiai taip pat, kaip aš nemanau, kad pirmas prieš tai turėjo būti juodas, nors buvo, kad absurdas, jeigu 10 būtų juoda, aš lygiai tą patį pakartosiu. Aš pilinčiau 6-9, taip. 8 sužaidė prieš 2 ir ant 0, labai stipriai pratakavo, sakė, kad jo kalba buvo tragiška, jeigu gerai žodžiu atsimenu. 10 sekundžių. Tai va, manau, kad 6-9 reikėtų papilinti. Ačiū, pas. Papila numeris 3, numeris 5, minutė. Šitą žaidėją numeris 7. Žiūrėkit, 10 užsitraukia žvėrišką šešėlį ant savęs dabar. Kaip jums šauna į galvą išstatyti 3 ar ten dar kažką, tai kai turime 2 aiškius juodus žaidėjus. Tai, nu tikrai. Tai, sakot, kaip jūs mane pamatėt raudoną? Nu, vat man pasirodė jūs raudoną, bet dabar šitoj kalboj, aš jūs parodžiu iš karto, kad dabar jau man visai nebetrodo raudona. Kaip gali raudonamą, sakau, sušvies, išstatinėt kažką tai kitą. 6 pasakė, iš tikrųjų, aš nepastebėjau šitą, bet priminė jisai man, kad jis ant 0 čia reikia, kad nedrįskit niekas tikrinti pirmą, nes aš jį prisimu už jų atsakomybę ir visą kitą viską. Buvo toks dalykas. Tai vat, tai man dabar atrodo judės iš tikrųjų 9 ir aš siūlyčiau, vis tiek galvokim apie būsimą papilą. Būsimą papilą, tai 7 viskas aišku. 7, 9, jūs man, aš supratau jūsų klausimą. Reikia atsiminti 0, kaip ten buvo. Aš pagalvosiu, aš dabar neatsimenu, reikia pagalvoti, kaip ten buvo. Ačiū, baigiau. Numeris 6. Gerai, man tinka, įsėdam 7, žiūrėkit, 8 neįturiu, paklausykit manęs, nes pildinti reikės, kad nesuklystumėt. Aš dar esu pilas su 9. 10 neįturiu, noriu žaisakantį žaidimą, nu, jeigu žaidžiant to absurdai, čia jau taip tokie absurdai. 8 aš prisimenu, šiek tiek tarnėjau dėl to, kad nepasimė 7, bet žaidėjau pačioje komandai, bet aš atsimenu, kaip jis kalbėjo su 2, kad 3 gerai pasakė. 2 ten bandėm kažką parodyti ir 8 sako, nešnekėkit, aš net nežiūrėsiu, ta prasme, jūs. Nu, tipo, jis ant tiek yra įsitikinęs, kad 2 gali būti tartinas. Dėl to, nu, tipo, jūs negalima įtarti, nes 2 labai stipriai jūs vanojo, o 9 labai stipriai nori sumanėti, tai gerai, va, padarysim vieną 6-9 tokį papilą ir viskas. O ir man kas buvo keista truputėlį, žiūrėkit, galite paklausyti, kad praeitam rate kas labiausiai prie stalo prikolino? 2-7-9. Sėdi žvengia visi, ta prasme, nors man 2-7, o 9 įstraukęs, nei kalbų klauso, nei nieko, 6 juodas, 6 juodas, pusę poziciją pasima, tai gerai, 6-9 nei papilą, man tinka, dabar 7, po to 9 pilinis. Ačiū, mas. 7. 8. Stovėkit, gal kažkaip netaip sukalbėsiu, gal kažkas pažiūrėti. Kažkaip keistai man taip atrodo. Taip, kaip pasakyti, atrodo tiek nedaug šansų buvo laimėti, o dabar, nu ta prasme, atrodo, kad akivaizdžiai mafa ant stalo, bet tik neblogai visai tų šansų atrodo. Tai pagalvokit tiesiai šviesiai, negvildenkint ten labai toli. Manau, kad 8, 10, prastai sukalbėti. Aiškiai, 10 pasirinkai. Jeigu nesuklys. O 6, tai jūs, na, kaip visada, žaltys neblogas. Na, o 5, žinom, turi patirties daugiausiai. Tai visi čia gali būti mafijos žaidėjai. Bet šiaip man tas likimas kaip ir užtvėrė kelią į mano blogas buvo, nes jis tada manęs nepatikrino, jeigu yra dar šerifas. Laikas. Numeris 8. Statau 7, aš savo pasirinkęs jau, klausysiu kalbas, bet daugiau mažiau man atrodo aišku jau, bet pakalbėkit, pakalbės dar 7 savo atsisveikinimo kalbą, kažkas nusišaus, liks su Dadaika, ką reikia turiu ir manau išspręsim šitą klausimą. Ačiū, pas. Aš ją ten baudžiu, aš turiu greičiau. Nu, nesvarbu, numeris 9. Minutė. Jūs tai neįsijauskit, kad jūs esate 100% raudonas, mes tai nežinom, jūs tiesiog, aš sėdžiu, darykit, ką nori. Nu, ne, aš už tai noriu jums paaiškinti, jeigu jūs esate raudonas, kodėl aš galvoju, kad jūs juodas. Aš pasakau, kad 6-7 gali būti kartu juodi ir patikrinti 7. Ką jūs sakot? Ne, patikrink 7 ant raudonumo. Aš sakau, kad 7 juodas, patikrink 7. Kartu juodi dėl to, kad jisai stiprina jūs. Jūs kartu, aš galvoju, tuo metu 1-2 kartų raudoni, jūs žaidžia 3-4, be 5, 2 nepasiemat, nors 2 prieš 5 jau atakavo. Aš paaiškinau, kodėl kur jūsų klaida, bet jūs pasakot, kad, nu, tipo 2, tipo ne juodas, nes galvoju 5 įtartinesnis. 7 sustiprina, sakau, patikrink 7, nes 7 juodas. Kai jo, patikrink 7, nes 7 raudonas. Kaip man negalvot, kad jūs įtartinas esate? Jeigu jūs esat raudonas, jeigu jūs būtumėt raudonas,
Tada kitas įtarniausias turėtų būti 10, nes aš 8 paskui kodėl neįtariu, kai jisai pasakė, kad žaidžia su ta komanda 6, bet 7 išsimeta. Jeigu 7, 8, tai skam išsimeta. Laikas, numeris 10. Aš įtariu 5 ir, žodžiu, aš nežinau, kas yra, ar tarp mūsų prabėgo juoda katė, ar visa kita, nežinau. Esmė tokia, kad visą laiką mes pykstamės ir panašiai, bet aš nežinau kodėl, bet kai 9 pasiūlė prabalsuoti bet ką, 9 jums raudonas. Kai aš pasakau, kad gerai man tinka, tada gaunasi aš juoda ir dabar sakot, ir tada jūs sakot, kad kodėl 9 klausėt, kas aš esu. Ta prasme, jums aišku lengviau yra žaisti prieš mane, negu prieš žaidėją numeris 9. Todėl aš 5 labai įtariu. Kitas dalykas, kodėl aš nežinau. Esmė tokia, aš ant nulinio rato pasakiau, kad 2 įtariu ir norėčiau, kad 2 patikrinimo ir mane įtarinėt. Aišku, įtarinėt dėl to, kad tiesiog mano kalbas nėra geras, aš tai suprantu, kad prie šito stalo, bet aš įtariu žaidėją numeris 5 ir jeigu reikės keltis, aš kelsiu su 5. Ačiū pas. Pakalbėjo visi žaidėjai, nieko neberodom, išstatyta balsavimai 7-8, tokia tvarka balsavimas. Balsavimas tarp 7-8, kas balsuoja prieš 7? Ačiū, numeris 7, minutė. Žaisim, man atrodo, dar vieną žaidimą. Noriu raudoną pažaisti. Na, aš manau čia, kaip sakant, neturiu aš teisės jo čia kažką patarinėti. Yra, kaip sakyt, žmogus, kuris gali pats nuspręsti, kurį žaidėją jis nori nusišauti ir savo strategiją galbūt sudėliojęs. Aš negaliu patarti žmogui. Mes su Atomu padarėm, ką galėjom šiame žaidime. Mes viską atidavėm, kad laimėtų juodieji. Linkiu sėkmės juodai komandai. Aš tikiu, kad laimėsit. Ačiū pats. Numeris 7, kolegas tavo, Martė naktis. Turit minutę. Gerai, tai buvo akivaizdu, kad reikia mane šaut. Dabar aš, pavyzdžiui, prašiau nekalbėti, nes buvo gan akivaizdu, kad viskas darys iki 4 ir čia nenorėjau klausyti 2 ir 7. Siūlau nepasitikėti tokių dalykų, kad dabar, kaip visada, patyrę žaidėjai daugiausiai gestikuliuoja ir ten jie viens kitų tikės ir taip toliau, tai 6 su 9 nedarykit to, kad čia viens kitų tik tai pasitikit. Visada jūs gestikuliuojat, jo, tai gerai. Gerai, bet kuriuo atveju pagal visas emocijas, kurios buvo prie stalo, aš, pavyzdžiui, prašiau po mažiau informacijos užduoti, paskui po manęs kalbėjo 9 ir 10 kalbėjo. Man šiuo metu atrodo įtartiniausias 9, iš prie stalo esančių argumentų, kodėl aš raudonas manau užteko, bet jūs vis tiek ten sakėt prieš mane, bet net ne dėl manęs, o dėl viso, kaip jūs elgėtės. Išstatymai, bandymas prie 8-4 pakelt, kur nėra logikos, tai išeis visi po 1 prie 4, 2 paskels viskas, atrodo viskas labai paprasta, nereikia čia nesąmonę prisigalvoti. Tai aš palieku, kad 9 turėtų kažkokią 10 raudoną man dabar. Laikas papulam žaidėją numeris 8, kolegas stalas, šį rytą tada žaidėjas numeris 6, minutė. Man tai nesvarbu. Man žinot, kas yra pirmiausia, kad ir 6, ir 8, ir 3 palieka, kad 9 yra įtartiniausias. Iš mano pusės 10 tiesiog yra raudona, nes jai nėra tikslo žaisti prieš 5. Jai tinka, kad mes važiuotume ir mes keltume, mes 6-9, jinai prieš 5 nevažiuoja. Kodėl jai važiuoti prieš 5, kur antras norėjo nušaut? 5 gali būti tartinas. Ir man baisu, kad jeigu 6-9 gali keltis, aš su 9, bet ten... Aš manau, kad neringa. Palikim neringai papilą padaryti. Na, tai, jeigu man įdės, aš tikrai nepyksiu, bet 8 paliko raudoną, aš pastoguosiu ir aš su tam nesikelsiu ir aš manau, kad jeigu tu turi 5 ir turi tokį, manau, kad atėjo tikrai jau tas metas, kad tu gali prisimti atsakomybę. Ir net jeigu 5 ir mane su 5 įdės ir 9 laimės, aš nesupyksiu, bet aš manau, kad tiesiog 10 yra raudona, papylas tai tipo, iš mano pusės būtų 5-9, dėl to aš stau 9 ir sakau, tipo, yra tas argumentas, aš šią kartą irgi laimėjau ant Gadaikės, kai tipo buvo aišku, kas ten raudoni, bet 5 nesišaudo. Kas? Numeris 9. Nu, davai, išradau 5. Matau, kad jums argumentai, kodėl aš nesu 7 netinka. Kiek kartų sakiau, kodėl nieks nekalbėjo, kad 7 įtartinas. Jisai pirmą nutaikė, kad pirmas yra juodas, visi paskui nuvažiavo, kad jo, pirmas kažkoks įtartinas. Ir aš dėl to pasakiau, kad 7 yra įtartinas ir reikia 6-7 kartų, nes sustiprina ataką ir nepasima 2, kai atakuojat 5. 7 tą padarė, ką pasakiau, kad jūs vienintelis ką padarėt, kad sakėt, 2 netoks juodas.
Bet tai tada irgi argumentas, jeigu 2 netoks juodas, kada jūs pasiėmė 2. Nu, aišku, aš irgi pasakiau, kad 1, 2 tipo, gali būti kartu. Tai va. Ne, nu, išstačiau, reikia išstatyti žmonių. Neringai tegul sprendžia, ką žinau. Šiaip nu yra argumentas, kad prieš 5 nežais. Bet blemba, jūs taip nori su manim stotis, aš žinau, kad aš raudonas. Koks jums profitas stoti su kitu raudonu žaidėju? Nu, tipo, jeigu jūs juodas, sakot gerai stotis. Kas, kada jūs galėsit? Numeris 10. Statau žaidėjai 5, statau žaidėjai numeris 6, statau žaidėjai numeris 9, žodžiu, jūs įstatysit mane. O aš, tai va, tai aš prisiemu jį gerai, aš prisiemu atsakomybę, tai aš prisiemu, kad žaidėjas man jūs esate juodžiausias, tai, nu, aš prieš jūs turiu, jūs įsirinkit, jeigu jūs norite kelti su manim, jūs galite kelti su manim, viskas ok, man jūs. Dabar ką aš noriu pasakyti, žinot kodėl? Todėl, kad aš manau, kad žaidėjas numeris 6 tiesiog yra raudonas, nes jisai galėtų prieš mane žaisti, visą pirmą galėtų žaisti prieš mane. Tas va, ir jūs labai puikiai paveiktų, nes dažniausiai, kai žaidėjas būna, kai žaidėjas 6 žaidžia su manim arba prieš manim, tai va taip va stalas ir nueina. Jeigu jisai su manim, tai viskas ok, jeigu jisai prieš mane, tai stalas ir nueina. 5 pasakys, su kuo jisai nori pasikelti. Tai, o aš kodėl įtariu, todėl, kad taip pat sakėt, kažkada kalbėt, kad jeigu 5 yra juodas kartu su kitais juodais žaidėjais, jisai kapojas. Tai visų pirma, 5 ir kapojas. Vienintelis argumentas, kad 5 žaidė prieš 2. Ir jūsų laikas numeris 5. Numeris 10, jūs sutinkat su manim pasikelti? Sutinkat. Išstatau žaidėją numeris 9, jūs abudu balsuojate į mane, mes abudu balsuojame 9. Aš keliuosi 9, ne su jumis. Dėl to, kad jūs stoguoja 6. Aš esu raudonas žaidėjas, aš surizikuosiu, aš keliuosi 9. Ačiū. Baigiau. Įstatytos 3 kandidatūros, 9, 5, 6, tokia tvarka. Pasirašom. Kas balsuoja prieš 9? Ačiū. Kas balsuoja prieš 5? Ačiū. 9 ir 5, o 2 balsus ir po 30 sekundžių. Pirma 9. Bet tai jūs pasakykit argumentų, kodėl aš tai galiu būti juodas tada, nes jūs jisai pasakėt. 10 nieko nuo 0 nepasakė jokios savo tvirtos pozicijos ir vienintelis 6, kuris įtartinas, kuris 7 pastiprina ir kuris sako maladies, kad 5 yra tikrai juodas, bet ir 2 neraudonas. Jisai pasako, kad 10 raudonas, jisai gaunasi raudonas, o aš įtartinas juodas, kuris sakau 7 patikrint ir šerifas surėkė ir jisai surėkė. Taigi tai aš tada raudonas. Ir jūsų laikas numeris 5. Pasirinkau 9 dėl vienos paprastos priežasties. Aš apklausiau abudu žaidėjus. Aš paklausiau 6, ar jūs sutinkat keltis? Ir paklausiau jūs, ar jūs sutinkat keltis. Ir jūs sutikot, ir jūs sutikot. Vienintelis 9 nesutiko su keltis su niekuo. Aš paklausiau 9, su kuo tu sutinki keltis? Jis sako, aš nenoriu keltis. Užtat aš keliuosi 9. Vat čia jums yra atsakymas. Ačiū, baigiau. Taip, pakartotinis balsavimas tarp 9 ir 5. Kas prieš 9? Ačiū. Kas prieš 5? Ačiū. Kas už tai, kad pakelt visus žaidėjus? Ačiū. Stop žaidimas. Numeris 9 tiesa esate išbalsuotas. Tai gerai, tai kas juodas? Tu juodas. Nu, tavo Antras žaidimas žaidėjas. Pergalę komanda 270.